kol katė bando susipakuoti irgi į mano kuprinės, tai vyksta pakavimasis kelioniai. Tai parodysiu trumpai, ką turiu pasiemusi, tai palapinė, laiko patikrinta, 2 vietą, gal sunkoka šiek tiek miegmaišis, pagalvėlė, čiužinukas, nežinau, dar pasiėmiau mažą kėdutę atsisėsti, bet galbūt ir jos nesusipakausiu, matysiu. Čia yra vadinamoji virtuvės dalis, tai maistui, kadangi gaminsiuos pati, tai šiek tiek nuo virklėlė, čia yra uždangalas nuo vėjo, pjaustymo lentelė, atsarginis dujų balionėlis, rinkinys, kurį įeina keptuvėlė ir vandeniui kaisti, sriubai išsivirti. Žinoma, kaip be kavinuko, privaloma dalis. Čia yra elektronikos dalis, tai yra baterija, gana nemaža, dviračio kompiuteris, laikikliai DJI, tvirtinsiu taip pat prie dviračio laikiklių, bus galima įdomesnių gal kadrų pagaudyti. Saulės panelė vežuosi, kuri bus pajungta prie akumuliatorius ir krausi į bateriją šitą. Tai dar nuo tamsoj, kai bus, tai turiu žibintuvėlį ant galvos tvirtinama, kad būtų patogiau ir laisvas rankos. Higienos reikmenis, tai čia nekomentuosiu. Dar yra ir tokie irgi, kur šis bei tas yra, kurie gali prireikti, tai aišku, drėgnų servetėlių, atsarginiai stiklai prie šalmo, pasas, nors neišvažiuosiu iš Lietuvos, bet jis yra reikalingas, kol kas dar nesakysiu kokiam tikslui ir kur važiuosiu, šiukšlių maišai, žinoma, nuo odų, nes nemažai teks nakvoti gamtoje. Dviračiui, lopai ir visi reikmenys, jeigu kartais atsitiktų taip, super glue. Peilį pasiėmiau irgi, gal kam prireiks irgi kažkur. Ir toliau rūbų yra, rūbų bus visas krepšys, kur irgi nedaug įsidėjau, tik tai praktiškai pasikeitimai. Nuo lietaus, trumpi, ilgesni, šiek tiek nakčiai miegoti, na ir visas mano rinkinys atrodo taip, aišku, čia dar nėra maisto. Dviratukas kelioniai paruoštas, sveria apie 25-30 kg, taigi kelia. Kelionė prasideda. Čia dabar yra 8:40, lygiai už valandos yra autobusas. Na ir čia kelionės pradžioje, važiuojant autobusu, jau ima jauduliukas. Susitvarkiau dviratuką ir esu dabar Jurbarko autobusų stotyje, Jurbarkas, ir judėsiu link, nežinau, link Smalininkų, turbūt paskui matysim. Vyksta puškavimas į kalną. 3 procentų nuokalnio įkalnė buvo. Pirmi 10 km įveikti. Jei! Buvo klausančių, ar aš pati susikūriau maršrutą, tai ne. Radau Komoot programėlėje ir naudojuosi juo gana patogiai. Taip pat naudojuosi Google Maps programėlę, kada reikėjo surasti tam tikras man dominančias lokacijas. Išvilė labai gražių pastatų, yra senovinių tokių vokiškų. Parką turi. Tai gražus pastatas čia. Primyniau Viešvilę ir čia taip pakilo vėjas, taip šalta, čia trumpai sustojau pavalgyti, bet turėtų ir gražų tvenkinuką visai, tai gražu, tai parkelis. Pas mus galėtų padaryti va tokius šezlongus. Toks jausmas, kad šiandien visom Lietuvos savivaldybėm yra įsakyta nusipjauti žoles. Nes čia visur, visose kiek važiuoji, tai pjaut žoles. Esu Vilkiškiuose. Čia sugriuvelis. Iki Pagėgių 14. Į Pagėgius atminau turėdama tikslą apsilankyti pas savo draugę, bičiulę Aušrą, atsigerti kavos ir pailsėti. Važiuoti padeda ir Aušra. Pamojuojam Pagėgiuose trupučiuką. Ir toliau link Juknaičio, net taip.
gerai, dar lietaus negavau, bet jau užsidėjau šitą, nes ten toli tai jau tikrai kaupėsi lietutis ir lašnuoja čia. Tai visko gali būti, nežinau ar matysis. Bet ten viskas pilka, tamsu. Ir ten tai tikrai lyja. Čia prieš tai trupučiuką palašnuoja matyt. Ir čia nejaukus debesis kabo. Ir virš mano galvos kabo debesis. Ir esu apsupta debesų, nes ir čia pilna debesų. Tai o vargelį. Vėjas didelis. Pavažiuoti 15 tik tais km/h greičiu. Gal tarp miškų bus geriau. Žodžiu, taip. Labai gražus dangus debesis. Kaip nupjautas. Nu, aš jau važiuoju tai telkytėm. Bet lietaus nebuvo čia. Nu, ta prasme, negavau. Beveik. Tie, kas sakėt, kad gausiu lietaus, tai tikrai esate teisūs. Nes lyja, apsiniaukia, teka ne tik tai striukė, bet ir kelnės nuo lietaus, nes rodo 16 šilumos tik tai. Man dar liko 22 km iki nakvynės vietos. Pagaliau šilutė matosi.